Jei dar nematėte šito video, tai čia yra pirmas moto turinys, kurį įkėliau ir nuo kurio viskas prasidėjo. Labą dieną. Vairą reikia laikyti dviejom rankom. Bet aš to... Juokauju. Sveiki visi, esu Greta ir mano pirmas video vlogas. Sveiki visi, aš Greta. Čia yra mano pirmas video vlogas. O šiaip trumpas rekepas, nuo ko viskas prasidėjo, tai kai man buvo 17 metų, aš nusprendžiau, kad aš esu ne ką prastesnė už visus berniukus, kurie prisipirkė 125 važinėja. Tai aš nusipirkau Honda CBR 125. Ilgai netrukau, sudaužiau aš jį, važiavau be teisių, tai ir teko tenais teismo nuosprendį gauti, kad tenka pailsėti ir kurį laiką visiškai negalėti laikyti teisių. Antras motociklas buvo mano Honda CB 500. Gražus, fainas, patogiai, aš ten su juo važinėjau ir viskas čia buvo labai fainai, iki kol nenuvažiavau į žiedą ir gazo terapiją antram kairiam, nenukritau ir jo visiškai pilnai nesudaužiau. Ačiū Dievui, man nieko neatsitiko, turėjau belekaip fainą kompaniją žmonių, kurie mokino, kaip tam žiedę važiuoti, ką veikti ir panašiai. Tobuliausi žmonės, pačios didžiausios rekomendacijos superbaikui. Jeigu kažkas žiūri žiedą ir domitės juo, tai žinot, kokią komandą palaikyti labiausiai. O toliau sekė mano trečias mocas, tai buvo CX500, irgi Honda, 1982 metų. Ta irgi sudaužiau. Bet ten buvo jau trumpesnė istorija, tenais viskas buvo gerai, iki tol, kol nenukritau su šaltom padangom ant žvyro. Aišku, galiu pasiteisinti, kad tenais buvo medinės padangos ir man žiauriai slidu buvo, bet galbūt ir ta tarpinė tarp vairo ir sėdynės nėra pati geriausia. Tai buvo 3 mano Hondos ir aš pagalvojau, kad gal jau gana su tom Hondom. Lyg buvau padarius pertrauką, dabar net nepasakysiu kiek. Rinkausi motocikliuką ir važinėjau su tėčiu KTM, o po to pamačiau, kad yra Yamaha XSR 700, kadangi man tai patiko kafekas, tas retro modelis, visą tą, žodžiu, aš buvau įsimylėjus tą savo Hondutę, pamačiau XSR ir supratau, kad that's the one. Iš pažįstamą nusipirkau, tenais nusipirkau ir Akrapovičių iš karto, visiškai pilna, 10 iš 10 nuostabus motociklas ir tada 24 metų susipažinau su tinkamai žmonėmis tinkamu laiku, paskatino mane nusipirkti endurkę ir aš šiaip be galo myliu du ratus, bet kas atsitiko su endurke ir kaip jinai mane sužavėjo ir kiek mes čia, nežinau, patiriam nuotykių ir kokia aš esu absoliučiai laiminga su ja, tai aš nemoku paaiškinti, bet žodžiu, visiems rekomenduoju bent ant kažkokio moto atsisėsti, nes tai gali būti jūsų pabėgimas, jūsų terapija ir tiesiog naujas gyvenimo būdas. Šiandien yra toks planas. Nuvarau į terapiją, po terapijos varau pas Gintarę, turim sufotografuoti Gamoto palapinę. Taigi darysim su Gintarė nuotraukas motociklai, darysim tai palapiniai nuotraukas ir jo. Noriu jums paserviruoti kas savaitinį vlogiuką, ką žmonės veikia per dienas, kai jų pagrindiniai aistra yra motociklai. Tai kas kart plaunu mocą ant priekabos, nes neturiu kantrybės nusistumti, užsistumti ir panašiai. Čia mano popa. Čia kritau, verčiausi per vairą, atrodo, kad nudeginau, bet šiaip tai all good. Va, švaru, gražu. Čia jau reikia keisti liverį, bet jau susigalvau kokį. Dar nesakysiu, bet jau kai bus, pamatysim. Čia atsiklijavę, bet čia atsiklijavę. Čia, kai kritau, man rodos, per vairą. Žodžiu. Liuks. O dabar varom filmuoti rollerius. Tai užsidėjau batukus. Šitą, tokį biškį paprastesnį šitą. Ir motociklas. Tai padarėm tiesiog tenais žvyro dūmų užsklandoj patkyčią. Va? Šiaip žiauriai gerai gavosi ir padarėm tada palapinės nuotraukas. Šiaip visai būčiau norėjus nufilmuoti, bet čia dar iš eigos, dar man reikia suprasti, kaip čia kas kur veikia. Aplankiau Beną, jisai aprodė savo valdas ir parodė, kokias šmutkės yra susipirkęs. Sutvarkėm mašiną ir priplanavom liverius ir visą kitą. Bet tokia estetika geriau ir matyti.
Išbalom visą saloną. Belia, kaip smagu. Gasiuką nusiploviau ryte, dabar va pabaigė mašinytę plaut. Nu, žodžiu, pasaka. So fresh and so clean. Ne iš pirmo karto, bet pasimalus visai gaunasi įstumti priekabą į garažiuką. Biškai kliudžiau šitą, bet šiaip tais pavyko man. Kitą dieną turėjom su Emiliu filmavimuką vieną. Aš tave tu mane. O Dieve, ar tai labai gera daina? Toliau savaitė tęsiasi išvažiavimu į miškelį. Man tai viskas gerai. Kitą dieną vėl turėjom tokį pafilmavimą. Žodžiu, šiai buvo žiauriai kietai. O. Kurią pusį, ten ar ten? Taip kurie atrodo, atlaikys. Taigi atvarėm sudėjimą į Kalvarijos trasą lyg, nu žodžiu. Jinai kaip didelė. Čia vyko kroskantis ir po to vyks Lietuvos taurė. Ir tai žodžiu, šiandien pasibandysim. Pažiūrėsim, kaip seksis. Čia. O gal? Nepabandyt skaliuot. Nu žodžiu. Pamatysim. Manau, šitukas. Tai ir norėčiau kokio didumo trasa, nes kosmiškai didelį. Ir neturėčiau gaupruškės, tai next time. Labai žavu, gražu. Ir va toks mamurizis, nes bandžiau kraskantą. Gavau velnių iš draugų, kad belia kaip lievas garsas. Sako, tu įdomias veiklas veiki, bet tai alio mes tavęs negirdim. Tai va, nusipirkau mikrofoniuką ir galit pažiūrėti mano šuniuką. Aš galiu savo šunį pakalbinti. Lara? Nuostabu, patinka. Tikrai išmoksiu įdomiausias akimirkas užfiksuoti kiekvieną dieną su visom veikloms ir nuotykiais. Tai like, share ir susitiksim. Ok, bye.